Sveiki, važiuosim antrą maršrutą, antras maršrutas bus į pietinį. Pirmą kartą važiavom šiek tiek kabinom centrą, dabar nuvažiuosim į pietinį, pasižiūrėsim kokie niuansai tose gatvėse. Taip, išvažiuojam su posūkiais, iš stovėjimo vietos suksim į kairę, žiūrim, kad automobilis iš dešinės nebūtų. Važiuojam, pasikeičiam pavarą aukštesnę, su pavarom vėlgi. Per egzaminą vieną ranką sukant vairą keisti pavarų negalima, bet galima užlaikant vairą. Pasukau vairą šiek tiek ir pakeičiau aukštesnę pavarą. Ir tada su dviem rankom atsuku čia, na čia. Taip, toliau išvažiuojam į kairę, suksim. Minus sankava, prisistabdau, jungiuos pirmą, žiūriu iš dešinės, kad nebūtų kliūčių. Pasuku šiek tiek vairą, paspaudžiu gazą, pakeičiu pavarą ir tada jau su dviem rankom atsuku vairą. Pagreitėjam, jungiu aukštesnę trečią pavarą, suksim toliau į dešinę. Iš anksto stebim srautą, jeigu nėra automobilių, susimažinam pavarą iki antros ir važiuojam. Taip, išvažiuojam, pagreitėjam, tolygus pagreitėjimas. Įsibėgėju, įsijungiu trečią, įsibėgėju, įsijungiu ketvirtą. Šitam automobiliui pakanka 40 greičio, kad naudoti jau ketvirtą pavarą. Regitros automobiliam irgi taip panašiai, tiek su Kia važiuojant, tiek su Peugeot automobiliu. Taip, toliau važiuosim pagrindiniu. Prisistabdom, šį čia didelę sankryžą galima naudoti trečią pavarą, greitis apie 30, prisistabdau, sankabos nelaikau posūkyje, išvažiuodamas spaudžiu akceleratorių, greitėju, bėgėjęs, gazą neleidžiu, o jau prakeičiam pavarą, įsijungiu ketvirtą. Taip, šį čia šitoje gatvėje greitis 60, aišku, greitį didinam už ženklo ir įsibėgėjus iki 60 naudojam penktą pavarą. Regitroje analogiškai taip pat, tiek su dabartiniais automobiliais važiuojant irgi 60 greitis, reikėtų naudoti šeštą pavarą. Instruktoriai įvairiai moko, tarkim, ten važiuojant 50 įsijungti ketvirtą, kiti sako įsijungti ties 40 greičių ketvirtą pavarą. Čia labai priklauso nuo to automobilio, su kuriuo tas instruktorius dirba. Jeigu automobilis dizelinis, tai aišku greitį reikia keisti šiek tiek prie didesnio greičio, nes pasikeitus per daug anksti, automobilis sklandžiai nebevažiuoja. Tai vėlgi, įsėdat į automobilį, pradedat važiuoti ir reikia pačiam pajausti, ar tas automobilis gali važiuoti su aukštesnė. Jeigu gali, naudojam aukštesnę. Jeigu įsijungėt per anksti, tai tiesiog paprasčiausiai reikėtų susimažinti žemesnę pavarą. Ten, tarkim, ketvirtą įsijungiau per daug anksti, matau, kad nevažiuoju, susimažinu trečią, vėl pasibėgėjau ir tada jau įsijungiu aš tą aukštesnę pavarą. Tai va, šitoj gatvėje problemų didesnių nėra, tik tais greitį palaikyti reikėtų ir, aišku, važiuoti jau penktą pavarą. Jeigu sunkiai juda automobilis į kalną penktą pavarą, na tada tiesiog įsijunkit žemesnę ketvirtą. Nuokalniai jau drąsiai galim naudoti tą penktą pavarą, kadangi automobilis rieda žemyn, pasipriešinimų nėra, tai va tada važiuojam jau su penktą pavarą. Tai va, ties čia baigėsi 60, greitį susimažinam, iš penktos į ketvirtą ir važiuojam toliau 50 greičiu. Taip, šį čia žiediniai sankryžą išvažiuosim trečiam išvažiavime, tai suksim į kairę. Atvažiuojant į šitą žiedą nederėtų keisti eismo juostų. Iš pirmos eismo juostos jūs išvažiuosit visur. Stojam, prasileisim. Taip, stebim srautą, automobiliai išvažiuoja ratu. Vienas išsuka, kitas irgi. Pasuku šiek tiek vairą, įsijungiu antrą pavarą. Pirmas išvažiavimas. Iš tos juostos mes galim pirmam išvažiavime, antram, trečiam, ketvirtam ir apsisukti. Antros juostos neliečiame, egzaminų metu tikrai jums nebus reikalinga. Posūkiai iš anksto rodomi. Padidinus greitį įsijungiam trečią pavarą, įsibėgėjam. Šį čia specialiai linijos nuvalytos, nes buvo prieš tai padaryta pernelyg siaurai, tai galim važiuoti šalia baldų. Įsibėgėjam 50, už ženklo 70, pagreitėjam iki 70. Aišku, su Škoda važiuojant jau 70 drąsiai galim naudoti šeštą pavarą. Nu, ir gazą mes atleidžiam, palengva stabdomės, sumažinam greitį tolygiai, liks 50, naudosim penktą pavarą. Jeigu reikia stabdomės, aišku, galima naudoti ir laisvą. Automobiliai palengva juda, stengiuosi nesustoti, panašu nesigaus, po biškį su pirmo pavarą išėtus. Jeigu matot, kad srautas palengva juda, reikėtų tolygiai stabdyti, bet nesustoti. Trečią pavarą naudoju, posūkį iš anksto rodau, kadangi didelė sankryža, apie 30 drąsiai mes galim važiuoti ir su trečia pavarą. Taip, toliau.
įsibėgėjom, įsijungiam aukštesnę pavarą. Šį čia reikėtų nedaryti klaidos, traukti palengva į kairę, nes tada traktuos, kad jūs nerodot posūkio. Akivaizdžiai laikotės dešinės, privažiavo šiek tiek arčiau, jau mes ką darom. Pažiūrim per veidrodį, posūkis per petį ir gražiai persirikiuojam, pasitraukiam kairiau. 50 greitis, įsijungiam 5 pavarą ir važiuojam, stebim pėsčiųjų perėją iš anksto. Svarbiausia stebėti iš tolo. Jeigu matom aplink žmonės vaikščiančius, tai žinoma jau važiuojam atsargiau, lėčiau, mažesniu greičiu ir pavarą. 40 greitis, palengva prisistabdau, įsijungiu 4 pavarą ir galim važiuoti. Šitoje atkarpoje, vėlgi atkarpa gan ilga, dešiniai pusėje nėra automobilių, sugrįžtam prie krašto, greičio nemažinam, stengiamės akceleratoriaus neatleisti per daug. Veidrodžius stebim, nepamirštam, 40 greitis. Taip, sankryžą pravažiuojant greitis tas pats, 40, kliūtis priekį, stebiu veidrodžius, važiuoju per veidrodėlį, parodau posūkį, akląją zoną pasitikrinu ir važiuoju toliau nemažindamas greičio per nelygį. Taip, šitoje gatvėje dažnai tenka parkuotis per egzaminą, yra linijos, tai jau reikėtų parkuotis taip, kad tarp linijų atsistotume. Panašu, kad automobilis stovi netvarkingai, vietos tokios net nesirenkam. Jeigu pastebit, kad automobilis yra prisiparkavęs ant linijų per 2 vietas, važiuoja toliau, ieškotės kitos vietos. Veidrodėlis, posūkis per petį, persirikiuoju. Kai jums pasako parkuotis lygiai grečiai gatvėje, tai jūs galite parkuotis, tai visoje toj gatvėje, ten gali ir kilometro atkarpos ilgis būti, bet kurioje vietą galite pasirinkti. Nebūtina čia ir dabar sustoti, ten tarkim pirmą vietą pasitaikysiu pamačiusi. Tai galima pasirinkti ir kitą. Toj vietoj nesiparkau, nes automobilis stovėjo per 2 vietas. Nes jeigu prisiparkuosit per 2, po automobilio liks linija, tai čia aišku bus skaitoma kaip kritinė klaida ir būsit neišlaikę egzaminą. Taip, šitoj gatvėje dažnai, sakykime, kur važiuoja atsuka į dešinę, Tilžės gatve, mes važiuosim tiesiai, šiek tiek įlysim į patį pietinį, prasivažiuosim per žiedinę sankryžą, važiuosim tą formą pasidarysim. Problemos su šitą vietą galėtų būti nebent su įkalne, nes šiokia tokia įkalne. Atsiminkit, kad regitros automobiliuose yra įkalnės stabdis, tai yra asistentas, padedant jum paleidus stabdį neregėti keletą sekundžių. Bet vėlgi dažnai būna klaidų už tą įkalnę stabdį, nes mokiniai netinkamai daro. Tai pirmiausia sankaba, prisikeliu, tada švelniai akceleruoju, kad atjungti įkalnę stabdį ir bėgėjus. Būna labai dažnai kelia sankaba, kaip turbūt instruktoriai ir moko jumis prikelt sankabą, atsiranda virpėjimas, laikau sankabą, atleidžiu stabdį ir tuo pačiu metu akceleruoju. Persirikiuojam. Važiuojam dešinę eismo juostą, kad nesimaišytų kitiems vairuotojams. Ir bet kokiu atveju reikėtų laikytis pirmos pagal kelių eismo taisyklės. Važiuosit antrą, juostą rašys klaidą. Tai važiuojam prie linijos. Šviesoforus, laukiam žalio signalą. Po dešinė yra aikštelė, čia irgi kartais tenka parkuotis. Tai su aikštelėm reikėtų atsiminti tokį dalyką, kad visur įvažiavus aikštelį reikia jums praleisti iš dešinės esančias kliūtis. Jeigu tik pamatėt atvažiuojantį automobilį iš dešinės, stojat, prasileidžiat. Jeigu vairuotojas rodo ranką, mojuoja, kad tu važiuok, reikėtų laukti ir nevažiuoti, nes egzaminuotojas įvertins kaip kritinę klaidą, nes jūs jam nedavėte kelią. Tai tokia būna irgi dažna kritinė klaida. Ir regitrui tas pats grįžtant, kaip praeitam video buvo pabaigoje automobilis iš dešinės, aš sustojau, prasileidau. Bet galėjo būti ir tokia situacija, tarkim, matant, kad laiko egzaminą, vairuotojai dažnai nori tiesiog padėti, tu čia važiuok, aš tave praleisiu. Patys nesuprasdami to, kad kiša jum koją, nes jeigu jūs sustojat neprasileidžiat, viskas neišlaikyta. Ir nesvarbu, kad jis ten mojavo. Tas pats yra ir su pėsčiaisiais, jeigu ten prie perėjos stovi senyvo amžiaus žmogus, tai jam aišku sudėtinga yra per gatvę perėti, gal ten kojas skauda, sunkiai vaikšto žmogus, tai jisai rodys, kad tu važiuok, aš paskui praeisiu, bet esmė jums būtina jį prasileisti. Taip, subėgėjom, iki 50, naudojam 5 pavarą. Toliau žiedinėje sankryžoje išvažiuosim antram išvažiavime, čia nieko labai sudėtinga. Iš pirmos juostos galima važiuoti tiesiai, tai pirmas išvažiavimas, iš antros eismo juostos
antras išvažiavimas. Jeigu leidžia žiediniais, čia kaip ir paprastoje sankryžoje, leidžia sukti kairę, leidžia ir apsisukti. Mes čia galėtum toj žiediniai sankryžai ir apsisukimą atlikti. Aplinkų ratą padarė. Automobilis išvažiuoja, posūkį rodo. Iš antros juostos pradėjom, antroji juostą ir užbaigėm. Negalim sumaišyti eismo juostų. Taip, važiuojam, iš anksto automobilis sklandžiai bėgėtus. Jeigu per anksti pakeisit, uždus ir nebepavažiuosit. Suksim į dešinę. Taip, persirikiuojam. Dažnai čia stovi automobiliai sulig ištisinė linija, tai tokioje vietoje jau tą ištisinę liniją galėtumėt kirsti, nes iš antros eismo juostos sukti negalima. Toliau ženklas 30 nusako, kad bus čia mums. Taip, greitis 30. Taip, šitoj gatvėje atliekama T forma kartais. Tai pabandysim padaryti, posūkis iš anksto. Pavažiuoju, laikaus dešinės, atliekant T formos pratimą, tarpas nuo krašto, tai yra nuo automobilio iki automobilio šono, turi būti nedidesnis 40 cm. Čia vėlgi priklauso, kaip jūs tai atlikinėsit. Vieni instruktoriai patarė nusileisti dešinį veidrodį, kiti sako, kad važiuok su pakeltu. Vien dėl to, kad pamiršit susireguliuoti, rašys klaidą važiuojant su nuleistais veidrodžiais. Aišku, geriausia būtų pasireguliuoti, nusileisti žemyn šiek tiek, vien dėl to, kad neužvažiuot ant šaligatvio, ant bortelio, nes jeigu užvažiuosit ant bordiūro, čia jau kritinė klaida. Tai va, turėtumėt patys rinktis, kas blogiau, ar važiuot su nuleistu veidrodžiu, ar užvažiuot ant bortelio. Įsijungiam atbulinę, pasižiūrim per veidrodžius, pasižiūrim iš galo, atkreipiam dėmesį, kad ant pėsčiųjų take žmonių nebūtų. Važiuojam palengva ir, aišku, laikomės dešiniau. Įvažiuojant, tarpas gali būti iki 1 metro. Nereikia labai privažiuoti arti, tas tarpas gali būti nuo 0 iki 1 metro. Taip, įvažiuojam, stebim pėsčiųjų taką. Per egzaminą irgi, jeigu jūs susikoncentruosit tik į dešinį veidrodį, didelė tikimybė, kad nepastebėsit ateinančių pėsčiųjų ar važiuojančių automobilio į tą gatvę. Tai važiavom, pėsčiųjų takas neblokuokim, geriau palikim jį neužblokuotą, nebent jums pasakė iš karto. Tik įvažiavot, gerai, suksim į kairę ir važiuosim. Tai va, jeigu nieko nesako, įvažiuojam ir neužblokuojam. Taip, važiuojam toliau, suksim kairien, žiūrim automobilį, jeigu nėra, pasuku vairą, paspaudžiu gazą, pakeičiu pavarą ir būtinai su 2 rankom aš vairą atsuku. Su viena ranka sukti vairą ir keisti tuo pačiu metu pavarą negalima, bet galima pasukus užlaikant, taip kad automobilis stabiliai judėtų tą kryptim, kur jūs judat. Į dešinę, su paspirtuku. Net jeigu žmogus nenuliptų nuo paspirtuko važiuotų, jį vis tiek mes prasileidžiam. Toliau važiuojam ten, kur nurodyta sustoti, prie trikampiukų. Jeigu automobilių nėra, jungiu antrą pavarą ir galiu, sakykime, numatydamas, kad pirmoje juostoje pilna automobilių, gali iškart rinktis antrą juostą. Įvažiavau, įsibėgėjau. Taip, toliau turim pėsčiųjų perėją. Daug kas galvoja, kad jeigu yra salelė, tai reiškia, iš kairės pusės nereikia pasileisti pėsčiųjų. Tai yra netiesa, esmė yra juostų skaičiuje. Kai turim po vieną eismo juostą, tada ir iš kairės pusės pilnai prasileidžiam. Čia kartais per egzaminą tenka apsisukimą atlikti. Tai kaip tai atliksim? Važiuosim, kadangi mes tie važiuojam daugmaž iki ištisinės linijos, mes kviesim, prasileisim automobilį. Pavažiavus per mažai, nepakaks vietos ir neapsisuks. Pasuku vairą, paspaudžiu gazo, jungiu antrą pavarą ir su 2 rankelėm vairą atsuku. Vietos užteko, čia parodau posūkį, prieš perėją, už perėjos persirikiuoju, kairiau šiek tiek ir keisiu, jungiu aukštesnę pavarą. Taip, su parkavimais lygiai grečiai, pabandykim įsirinkti tinkamą vietą, iš anksto posūkiai rodomi, sulyginam su automobiliu. Taip, yra įvairiausių būdų, kaip parkuotis, vienas iš tokių pavažiuojam šiek tiek atgal, kadangi tarp dviejų parkuojame susuku vairą iškart. Ir tada pro kairį veidrodį stebiu automobilį. Turi matyti visą jo priekį ir tarpą, pusę metro. Tada galima ištiesinti vairą. Toliau privažiuoju arčiau bortelio ir susuku vairą į kairę. Priekis gana arti juda, mes pratilpsim, pralysim ir būsim prisiparkavę. Aišku, regitrai per egzaminą, jeigu matom, kad gana arti automobilis, per veidrodžiai pritraukia vaizdą. Tai galima net ir atsisuk pasižiūrėti vizualiai, iš tikrųjų, kaip atrodo tas vaizdelis. Ir mes pavažiuojam į priekį. Pasukam šiek tiek į dešinę, kad būtų tiesiau ir ištiesim vairą. Taip, toliau reikėtų atkreipti dėmesį, galim dar, kol rankinę neužtraukiam, pasitikrinti, kur galinė linija yra. Pasileidus veidrodį. Pasitikrinam. Turėtume matyti jį nors truputį ties ratu, vizualiai. Neturi linija būti virš rato. Jeigu matysit virš rato liniją, tai reiškia automatiškai jūs stovi tam priekinės linijos. Tai reiškia pasirinko tokią parkavimo vietą, kur kitas automobilis stovi per 2 vietas. Jeigu bus žemiau negu pusė rato, tai automatiškai stovim ant galinės linijos. Sakykime, čia mes stovim gerai tvarkingai. Aišku, tarpas galėtų šiek tiek būti ir didesnis, bet buvo automobilis. Priparkavus užtraukiam rankinį.
pratimas atliktas. Labai neišsiplėsiu čia į orientyrus, tik tais daugmaž papasakoju, kaip reikėtų parkuotis lygiagrečiai. Čia variantas būtų toks, kaip kad jūs parkuotumėtės gyvenime, o ne egzaminui. Nes per egzaminą jūs galite rinktis bet kurią vietą. Gali stovėti vienas automobilis, o už jo tarpas ten 2-3 vietų tarpai. Tai vat netgi tokioje vietoje, jeigu padidės daugiau kaip 5 metrai, jau bus rašoma kritinė. Tarkim, ten vat, jūs parkavotės, važiavau ten, kol žiūrėjau per veidrodėlį, kaip ten man gražiai tvarkingai privažiuot. Tarpas, didėja, jau žiūrim, mes jau čia turim virš 3 metrų. Jeigu dar aš pavažiavau, vat, sakykim, jau tarpas pilnai automobiliui. Ir nesvarbu, kad mes po to pavažiuosim į priekį ir padarysim gerą atstumą, tokį, kad, sakykim, galėtumėm išvažiuoti, čia jau būtų kritinė klaida vien dėl to, kad jūs nutolot pernelyg atgal. Tai va, o gyvenime yra šiek tiek kitaip. Jeigu jau, pavyzdžiui, jūs parkuositės jau patys savarankiškai vairuodami, matysit 3 ar daugiau tų vietų, ten tiesiog priekiu pastatysit ir viskas. O dažniausiai lygiagretus parkavimas gyvenime reikalingas tada, kai parkuojamės tarp 2 automobilių gan minimalioj vietoj, kai priekiu tikrai neįvažiuosim. Tai va, tai susilyginu su automobiliu, šiek tiek pavažiuoju atgal, vien dėl to, kad įvažiuojant nekliudytumėm to automobilio priekį ir drąsiau galėtumėm susukti vairą. Ir tada per kairį veidrodį stebim tarpą, pamatau, kad pilnai matosi automobilio priekis ar galas, žiūrint kaip jis ten stovi, pasidarau vizualiai tarp mūsų mašinų 40-50 cm tarpą, plyšį ir tada išsitiesinu. Privažiuoju šiek tiek arčiau bordiūrą ir susuku vairą ir įvažiuojam. Tai, va, tai būtų parkuovimas lygiagrečiai. Pavažiuojant atgal, vis tiek pasižiūrim iš galo, pasididinam tarpą. Per egzaminą nebūtina jums iš karto išvažiuoti priparkavus. Jūs galite ir tarpą pasididinti. Taip, aišku, tada rodau posūkį, pažiūriu per veidrodėlį, akląją zoną. Aišku, čia šalia nieks nevažiuos, bet vėlgi atkreipkite dėmesį tai, kad gali būti kairėje kiemas. Ir iš to kiemo, tuo momentu, kai jūs išvažinėsit iš parkavimo vietos, kažkas gali išvažiuoti tuo momentu. Tai vat, reikėtų būtinai pasitikrinti ir išvengiat klaidos. Taip, įsibėgėjom. Tai čia jaunuolis panašu, ne per šitą perį. Už tokį veiksmą, aišku, parašytų klaidą, kad bereikalingai sustojat. Bet jūs išvengėt kritinės. Nes jeigu būtumėt pravažiavę, egzaminuotojas gali traktuoti, kad nesustojat, nepraleidot. Kartais geriau yra klaida, negu kad gauti kritinę. Nu, šitas panašu tikrai važiuos, tai stabdom tiek, kad mums nereikėtų sustoti, susimažinam šiek tiek greitį ir važiuojam. Trečia pavara, iš žiedinės sankryžos išvažiuojam su 3 bėgiu. Aišku, čia vėlgi priklauso nuo posūkio spindulio. Jeigu spindulys yra labai status, tai tada jau reikėtų naudoti 2 pavarą. Jeigu matom, kad išvažiavimas nėra status arba didelis spindulys, galima naudoti jau tada mums ir 3 pavarą. Taip, leidžiu akceleratorių, leidžiu variklį stabdyti, po truputį pradedu mažintis greitį. Pirmos juostos nesirenku, nes yra sukančių į dešinę. Gali būti taip, kad sustos prie perėjos prasileisti ir paprasčiausiai net nespėsim per žalią pravažiuoti. Toliau mes suksim reguliuojamą sankryžą į kairę, įsijungiu 5 pavarą, vėlgi stebiu galą prieš stabdydamas, dažna klaida irgi pamirštam žiūrėti per veidrodėlį. Stabdaus, laisvai įsijungiu posūkį, rodau. Geriausia būtų vėlgi rinktis pirmesnę eismo juostą, vien dėl to, kad išvengsim klaidų už bereikalingą važiavimą 2. Ir aišku, pačioj sankryžai nesuklysim. Žalias vis dar dega žalias ir mes įvažiuojam, didinam greitį. Taip, pasuku vairą, galiu 3 pavarą įsijungti. 3 pavara, važiuoju. Taip, na, matau, kad srautas juda labai lėtai, didinu greitį ir persirikiuoju. Jums reikėtų tą patį daryti. Jeigu srautas tikrai neįsibėgėja, tada reikėtų persirikiuoti 2 eismo juostą. Jeigu pavieniai automobiliai, patikslinu, juda pernelyg lėtai, tai tokioj situacijai mes turėtumėm tuos transporto priemonės apvažiuoti. Nu, vat, aišku, jeigu jau pastebim, kad srautas juda normaliai, nu, tai tada automatiškai reikėtų važiuoti 1 juostą. Dabar, sakykime, mes stabdysim, ar taip iš perėjos moteris, sumažinam greitį, taip, jinai iš mūsų juostos išėjo, kitas automobilis įsistabdė, persirikiuojam, sugrįžtam, nevažiuodami bereikalingai ilgai 2 eismo juostą. Nu, šiuo atveju pasitaikė greitas mokomukas, įsibėgėjo gan sklandžiai. Kartais, aišku, važiuoja ir vairuotojai pastebi tokius dalykus, kad sunkiai bėgėjęs, tai aišku, niekas pagal mokomukus nevažiuoja. Matau, raudonas dega, pradedu stabdyti.
stabdyti. Palengva stabdau, sankabą išsimenu, laisvai išsijungia ir pririedame paskui kitą automobilį ir sustojam. Paliekam tokį atstumą, kad išeitų apvažiuoti kliūtė, jeigu jinai sugestų. Nu, šiuo atveju gal net ir didesnio tarpo reikėtų, nes kairė jisai gan stovi kairės laikydamasis. Nu, būdu iš 3 prisiparkuoti. Ruošiamės važiuoti. Tai lengva greitėjom. Pasikeičiam antrą pavarą. Įsibėgėjom, pasikeičiam trečią pavarą. Tai srautas juda lėtai, už sankryžos apsidairius persirikiuojam. Bet čia vėlgi tie rikiavimaisi tokiu atveju, jeigu tikrai jūs gebat įsibėgėti tolygiai. Nes gali būti tokia situacija, kad jūs rikiuositės į antrą juostą ir tas automobilis tiesiog ims ir nuvažiuos. Ir liksit važiuoti antrą juostą. Pasižiūrim ar saugu, dar klaidų zoną pasitikrinam ir tvarkingai persirikiuojam. Stabdau, laisvą pavarą ir ramiai, tvarkingai pririedėm prie stop linijos. Vengiam staigių stabdymų bereikalingų. Čia va vėlgi matau pėsčiųjų šviesoforą su laikmačiu, rodo 6 sekundės, galim šį dalyką stebėti 3 sekundės, 2, 1 ir tuoj mums įjungs žalią šviesoforą. Ir galima judėti. Tolygiai pajudu. Taip, pakeičiam aukštesnę pavarą, pasibėgėjam, įsijungiam aukštesnę pavarą, koją nukeliam būtinai nuo sankabos. Na, vėlgi gazą atleidau, pradedu stabdyti, sankabą išminu laisvą, įsijungiu pavarą ir riedam iki kito automobilio. Jeigu nespėjat laisvos įsijungti, išnaudoti to riedėjimo, tai paprasčiausiai kokią pavarą važiavo, tokia ir sustojat. Kaip tai atrodo? Stabdaus, sankabą išsimenu, sustojęs pilnai, išjungiu tiesiog pavarą. Tuo labiau, kad ne visur ir galima laisvos pavaros naudoti. Nuokalnėje, įkalnėje, vingiuotam kely, žiemą kai slidu, kai sniego yra. Čia būtų klaidos, naudojant, aišku, sankryžai sukant ar išvažiuojant įvažiuojant į kiemą, čia jau būtų rašoma kritinė klaida. Taip, greitis 50, įsibėgėjom, įsijungiam 5 pavarą ir toliau mes dabar pabandysim pasukti vienoje vietoje prie Jozitos. Čia dažnai tenka per egzaminą važiuoti. Čia yra lėtėjimo juosta, persirikiuojam į ją būtinai. Jeigu stovi automobilis su lyg ištisiniam linijom, kertam ištisinę ir būtinai persirikiuojam į lėtėjimo juostą. Čia per punktyrus iškart iš gatvės išvažiuoti negalim. Tad kreipim dėmesį, kad dviračių take nieko nebūtų. Važiuojam, čia anksčiau darydavo per egzaminą apsisukimą ribotam plote, bet jo, kadangi jau nebėra, tai čia jau nebeatliekamas. Taip, vingis, prisiminkit, vingį posūkių mes nerodom, nebent būtų krypties ženklai. Jeigu krypties ženklų nėra, posūkiai nerodomi. Taip, važiuojam toliau. Greitis reikėtų nepamiršti, kad 30. Sankryžą, atsiminkit, nepanaikins, nes buvo zona 30. Tai dabar visoje toje teritorijoje reikės važiuoti 30 greičių. Taip, toliau suksim į dešinę, stabdaus, sankabą išsiminu, sustoju, ant pavaros galiu sustoti, įsijungiu pirmą. Neužtenka pristabdyti, pilnai, vairą pasuku šiek tiek, kad į priešinį, palaikau, pakeičiu pavarą ir su 2 rankom atsuku vairą. Taip, ir vėlgi įsibėgėjame iki 30, nepamirštam, kad čia 30, taip, greitis 30 ir važiuojam toliau. Taip. Toliau sankryžoje suksime į kairę. Senuose gatvėse tikrai ne visur yra pirmumo ženklai sustatyti, važiuojant čia žinau, kad sankryža, bet geltono ženklo nėra. Yra tik tais po kairę ir po dešinę duoti kelią ženklai, kas nusako, kad tai yra sankryža. Ir dar galim suprasti iš ištisinių linijų. Visą laiką bus prieš sankryžas, prieš ištisinės linijos. Taip, įsibėgėjom 30, toliau suksim į dešinę. Čia vėlgi matomumas prastas, tai tokioje vietoje jau reikia stabdytis, jungtis pirmą pavarą iš anksto, kad patys nebūtume sustabdyti, vairą pasuku. Jeigu automobilių nėra, palengva išvažiuojam. Laikau, pakeičiu ir su 2 rankom atsuku. Tai vėl įsibėgėjom, nepamirštam, kad 30 greitis. Daugiau čia kažkokių niuansų nėra. Aišku, čia po kairė yra dar viena gatvė, kur yra vienpusis eismas. Irgi dažnai tenka per egzaminą važiuoti, kurie laiko. Yra viena tokia statesnė įkalnė, irgi dažnai užgesta per egzaminą. Tai va, tie užgesimai yra ne dėl to, kad, sakykim, ten nesusitvarkom su sankaba, o yra dėl to, kad netinkamai valdom tiek akceleratorių, nes atrodo, sankabą prikeliam, atsiranda tas virbėjimas,
ir turėtų paleistų stabdį automobilis važiuoti, na, dar ten kaip instruktoriai, kad moko gazą paspausti. Tai dažniausiai būna taip, kad tiesiog prikeliam virpą, tada atleidus tą stabdį bandom spausti akceleratorių, bet kol spaudžiam akceleratorių, prikeliam čiučiu daugiau sankabos ir automobilis užgęsta, viskas. Ir jau turim klaidą. Taip, suksime mes čia važiuojame. Taip, turim stačią tą įkalnę, vėlgi čia įsibėgėti reikėtų iki trečią pavarą įsijungti, iki 30. Taip, toliau, vėlgi, vienpusis, jeigu jums nieko nesako, reikėtų važiuoti tiesiai, nes ta rodiklė nusako, kad jūs įvažiuojate vienpusiais. Mes suksim į kairę, tai vėlgi su pirma pavara, prisikeliu sankabą, taip, jeigu matau, kad nėra, vengiu ir sustoju. Ir gražiai mes išvažiuojame. Ir pasikeičiu pavarą. Taip. Na, paskui šitoj kelio atkarpoj gali tekti kažkur pasukti kairę. Nebūtinai pirmam kely, gali ir kitur, bet jeigu jau pasako sukti kairę, nepamirštam, pasitraukiam kairiau, nes vienpusis eismas ir tada jau, aišku, čia jau reikėtų su antra pavara, nes sankryža maža, įvažiavimas siauras, reikia su antra pavara. Jeigu būtų automobilio, tai netgi reikėtų prisistabdyti iki pirmos pavaros ir su pirma išvažiuoti, jeigu matom, kad sudėtinga, ypač siauruose atkarpuose. Taip, toliau suksim į kairę, taip, matomumas nekoks, tai vėlgi žiūrim, ir automobilis atvažiuoja, jungiu riedėdamas pirmą pavarą. Va, iki sankirtos, prisikeliu sankabą šiek tiek, pasuku vairą, paspaudžiu duobė, pakeičiu pavarą ir važiuoju. Visą laiką prieš sukant reikėtų šiek tiek pasukti kairę vairą, jeigu įmanoma. Aišku, yra tokių vietų, kur, pavyzdžiui, yra po dvi eismo juostas kelias, kaip Tilžės gatvė. Tokioj vietoj jau sustoti prieš sukant į kairę, laikomės aišku kairiau, ir vairas negali būti pasuktas, nes vėlgi parašys klaidą. Nes jeigu stovit, būsit pasisukę vairą į kairę, įvertinta tai, kad avarijos atveju kažkas nepastebės jūsų ir atsitrenks į galą, jumis išmes į priešinį. Tai vat, kur įmanoma, vairo nesukam. Ypač tuose judriuose gatvėse. Stabdau, sankabą išsimenu, sustoju, pavojinga vieta. Kur jau stop ženklai, atsiminkit, kad tikrai yra pavojinga. Tai prilaikant sankabą, lėtai riedam, automobilis iš dešinės, čia nėra, pasilenkiam, pasižiūrim, jeigu nėra automobilių, mes važiuojam ir didinam greitį. Įsibėgėjam, zona baigėsi, greitėjam ir įsijungiam aukštesnę pavarą. Į kalną vis laik daugiau akceleruojam. Aišku, čia būtų galima ir ketvirtą pavarą įsijungti, bet jums pakaks realiai ir trečios. Prisistabdom, čia reikėtų, geriausia būtų su antrą pavarą. Taip, numatom, kad stovi kliūtis, laikomės iškart kairiau pagal liniją, išvengsim apvažiavimo, įsibėgėjam ir įsijungiam aukštesnę pavarą. Ir mes jau turim 50, galim naudoti ir 5. Taip, na, jau kaip ir po truputį grįžinėjom, dar tokia viena sudėtingesnė sankryža, tai yra va čia iš Radėjų, jeigu nemeluoju, ir Pramonės gatvės sankryža. Dviratininkas atkreipdėmėsi, biškį posūkį apsidairom, pasitraukiam. Grįžtam iš priešinės vietos pakanka, vien dėl dviratininko pasitraukiam šiek tiek kairiau, kad nepadarytų staigesnio manevrą. Čia reikėtų grįžti, jeigu nieko nesako, jeigu sako sukti kairę, tai galim likti kairiau iškart. Taip, stabdaus. Yra daug, vat vėlgi. Atkreipiam dėmesį į tai, kad šitai sankryžai posūkis yra neapsaugotas. Prieky mūsų bent 3 automobiliai, tai faktiškai mes, nebent jie labai greitai būtų. Gali būti taip, kad nespėsim išvažiuoti, tai taip ir buvo. Priekinis automobilis neišvažiavo. Tai vat irgi reikia atkreipti dėmesį, jeigu, tarkim, prieky jūsų porą stovi automobilių ir iš priekio daug automobilių atvažiuoja, kuriuos reikės praleisti, tai tiem dviem įvažiavus, jums reikėtų pasilikti prie stop linijos. Palauk, įsitikint, jeigu tie 2 nuvažiuos, dar žalias degs, tada mes galim dar įvažiuoti. Vat viena iš kritinių klaidų – įvažiavimas per žalę ir pasilikimas stovėti. Na, tai reiškia stovint, kai jau ant pėsčiųjų perėjos, tarkim, kaip ir nepilnai įvažiavę tą sankryžą ir egzaminuotojas pastebi, kad pasikeitė šviesoforai ir jis jūs sustabdys, jeigu dar bandysit važiuoti. Sustojimas ant stop linijos klaida, jeigu sustosim tarp stop linijos ir pėsčiųjų perėjos irgi klaida, jeigu užblokuosim perėją kritinę, jeigu įvažiuosim į sankryžą ir iškišim nosį, čia irgi kritinė klaida. Sakykime, būna tokių situacijų, kai keičia šviesoforai, tai reikėtų vengti staigaus stabdymo, tai ir sustoti tolygiai tvarkingai, išvengsit kritinės už staigų stabdymą, bet atsistosit ant linijos, nuo atsistaimas ant linijos klaida, automobilis įvažiuoja,
Taip mes judam, bandykim važiuoti, 3 automobiliai priekį. Kaip ir prie keliuose videose esu sakęs, tai tokia, tai va, reikia žiūrėti, yra pėsčiųjų šviesoforas. Atkreipiam dėmesį į tą šviesoforą, žalias mirksi, tas automobilis greit važiavo ir mes išvažiuojam. Paskui jau, aišku, buvo užsidegęs raudonas, bet buvom įvažiavę į sankryžą, kol degė žalias. Jeigu užstrigsit, tai reiškia, užgesot, kol užsivedėt automobilį, pasiliko ten stovėt, tarkim, jūs užspaudė, kiti vairuotojai, tada rašoma kritinė. Jeigu užgesot, užsivedėt ir išvažiavot sklandžiai, kol buvot neužspausti, tai išsisuka tik su klaida. 30 greitis, pėsčiųjų šviesoforai keičias, 2 stop linijos, na čia mes galime sustoti prie kitos stop linijos, neužblokuodami pėsčiųjų kiemų, įvažiavimo į kiemą. Na, o kitas automobilis matosi iš galo, pasiliko kaip ir kitos linijos. Čia vėlgi laikmatis, rodo 4 sekundės, liko pėstiesiems 3, 2, 1. Atkreipiam dėmesį, per tą laiką mes galim pasiruošti, kad neužtruktų per ilgai, žalias užsidegė ir mes vėlgi greitėjam. 1, 2, įsibėgėjam, įsijungiam 3, 30 greitis. Remontai kaip ir pasibaigė, bet tačiau, kaip visada, kelininkai kartais palieka ženklus. Aišku, gal dar yra mintis, kad dar kažką tvarkys, remontuos kažkokiai vietoj. Tai gal projektas yra paprasčiausiai neužbaigtas, nepriduotas, gal dėl tos priežasties. Bet aišku, jau darbam pasibaigus norėtųsi, kad būtų ženklai susirinkti ir kad nereikėtų mokomukams trukdyti kitiems vairuotojams, nes kiti vairuotojai tokį greitį traktuoja kaip trukdymą, nors ir ženklai sudėti. Aišku, būtų čia, sakykime, pastatytas matuoklis, tai vėlgi čia jau vairuotojai neišvengtų baudų, nes greičiai vis tiek 50 ir dar ir greičiau. Bėgėjom, 30 greitis, vėlgi 30 ženklas, sankryžą pravažiavom ir važiuojam. Neviršydami. Aišku, čia vėlgi pliusas važiuoti tą gatvę, jeigu tik greitį mes sugebam išlaikyti, na, tai reiškia, ilgiau važiuojam tokiom atkarpom, mažiau galbūt teks važiuoti sudėtingesniem atkarpom. Ir taip mes išvengiam klaidų. Tai labai jaudintis dėl to, kad čia kažkam mes trukdom, nereikėtų. Tuo labiau, kad tie ženklai neleidžia mums važiuoti greičiau. Čia, kam nepatiks, visą laiką gebės apvažiuoti. Taip, toliau vėlgi matom tą pačią pervažą. Tikrai yra ne vienas neišlaikęs už netinkamą apsidairimą. Per mažai apsidairė tik į vieną pusę. Įvažiavusi pervažą pradėjo dairytis. Na, tai visą laiką reikėtų, čia iš tos pusės, aišku, dar vis labai gerai matos. Tai mes ką padarom, prisistabdom su antrą pavarą neskaudus bėgiai, pasižiūri vieną, pasižiūri kitą, dar kartą ir važiuoju. Čia, aišku, lėtai, ramiai. Jeigu tvarkingi bėgiai būtų galima važiuoti ir greičiau, bet kadangi bėgiai netvarkingi, tai jau taip greit reikėtų neskubėti. Po kairę turim sankryžą prie kubo, ta sankryža panaikino greitį ir mes vėl važiuojam toliau 50. Suksim į dešinę, apsidairau, persirikiuoju, ilgą gatvės atkarpą posūkį išjungiu, arčiau būdamas vėl rodau posūkį į dešinę. Vairuotojas nevažiuoja, snaudžia panašu. Nu, tai mes nepybinsim, neterorizuosim, užsidegs pagrindinis žalias ir važiuosim. Aišku, čia galima važiuoti tiek vienu šviesoforu, tiek kitu. Dabar įsijungia pagrindinis. Taip, jeigu būtų tam pagrindiniam šviesoforė rodyklės ten tik tiesiai, tarkim, tam žaliam, kur dega, tada mes jau važiuoti negalėtume. Nu, dabar pėstieji, beveik pėstieji, prisistabdėm, prasileidom. Gali būti ir taip, kad jūs važiuojat ir kitas automobilis jums kažkiek tą vaizdą užstoja. Tai vis tiek reikia labai atsargiai atsiminti, kad kai sukat į tą pusę, atkreip dėmesį, kad nieks neįtų. Atrodo, nieko nebuvo, bet privažiavo greičiau su dviračiu ir jau reikia greitai reaguoti. Nespėsit jūs sureaguoti, visą laiką egzaminuotojai spės. Į dešinę, sustabdau, antrą pavarą, prieš posūkį sankabą atleidžiu, švelniai akceleruoju, kad palaikytų tolygų tą greitį ir įsibėgėjam, įsijungiam trečią pavarą, vėlgi sukam atgal į regitrą, vairuotojas pravažiavo, likim tarpą jam, jau su pirmo pavarą iš vietos realiai. Taip, važiuojam, pasikeičiam aukštesnę, iš dešinės stebim, kad nebūtų perėjoj, iš priekio, kad netvažiuotų automobiliai, reikėtų prasileisti. Taip, toliau vėlgi su pėsčiųjų perėjom tas pats. Čia kad ir nestovi prie perėjos, pėstieji, čia reiktų prasileisti. Aikštelės yra tokia taisyklė, jeigu yra
jeigu nėra arti pėsčiųjų perėjos, na aišku, čia buvo, jeigu pėstieji vaikšto aikštelė, juos privalot praleisti, kad ir nėra pėsčiųjų perėjos. Anksčiau buvo tokia taisyklė, tai tik tais tiesiog kaip nerašyta taisyklė, jeigu matau pėstįjį, bet po to į tą taisyklę įtvirtino, tai dabar visur aikštelėse, matant, kad žmogus nori pereiti, būtinai prasileidžiam. Taip, ir va, mes dar čia ratuką apsuksim ir sustosim. Antra. Pėstysis. Toks biški mažas. Spėjo prašliaužti. 4 kojas ir uodega. Reikėtų nesuvažinėti. Per egzaminą gali būti ir tokia situacija, yra buvę tokiu atveju, kad važiuojant partrenkė šunį, šuniuką. Yra buvę, kad balandis suvažinėjo ir aišku, egzamino neišlaikė. Nes jeigu vieną dieną kažkoks augintinis ar gyvūnas, kitą dieną gali būti žmogus. Pagal tai ir vertinti. Tai va, pravažiavom dar vieną maršručiuką, tikiuosi patiko. Paspauskit, pasidalinkit, gal kažkam pravers. Ačiū visiems.